Sveiki, tamstos. Turiu šiandien siuntelę iš Gerbesto. Manau, kad labai įdomus daiktas bus. Taip ir yra. Yra kolonėlė. Bluetoothinė kolonėlė. Jau ne vieną apžiūrą padariau kolonėlės. Bet šita turbūt daugiausiai turi visko savyje. Taigi bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip jinai dirba. Taigi, pirmas dalykas, jinai tokia yra dizaino tokio pakankamai pikto. Perinam per funkcijas, tai pirmas dalykas, kad yra ale vandeniui ir dulkėm atspari. Tai yra IPX5 ir DAS plus IPX4, IP4. Kaip rašo, kad tai yra čiurkšliai vandens, jeigu užtikš, tai nieko tokio ir dulkėm, tai nieko tokio irgi. Bluetooth range rašo iki 30 metrų, čia turbūt labai jau tokia atviroj patalpoj. Kas dar yra? Mikrofonas yra, galima kalbėti, tai naudoti kaip hands-free, laisvų rankų įranga. Taip pat palaiko kortelę microSD, taigi galit klausyti ir be telefono, įsikiš kortelę ir sau klausot muzikos. Taip, aukso yra jungtis, taigi gali pasijungti išorinį kažkokį šaltinį ir be Bluetootho. Taip, čia kad waterproofas, labai galinga baterija rašo, netgi 2200 mAh. Tai kaip kolonėlį pakankamai daug, taigi rašo 6-8 valandas gali groti. Šitą išbandysiu, aišku, ne dabar jau šitam video, sekančiam video pabandysiu padaryti jau būtent apie kiek laiko baterija, kokia reali talpa ir taip toliau, nes čia užtrunka pabandyti. Svoris 330 gramų, iš tikrųjų jaučiasi ant pakuotės, tokia nemenka. Tai ir groja čia visokius failus, tiek visokių dalykų. Ir čia dar ne viskas, kiek žinau, eisim pasižiūrėsim. Taigi, tokia pakuotė pas mus. Pakankamai tokia, nėra iš tikrųjų tokia didelė, kaip tikėjausi. Pakankamai maloniai rankui laikosi. Čia yra guma tokia, pakankamai maloni paimti ir kas faina, kad neslysta iš rankos iš tikrųjų, tai pakankamai tvirtai laikosi. Taip, čia turim kažkokią gumytę. Čia atsidaro pas mus kažkas, tai tai atsidaro. Dangtelio nepamesim, labai protingai padaryta iš tikrųjų, nes tie dangteliai dažnai pasimeta. Čia toks jau yra apsaugota padaryta šiek tiek. Taigi, ką matom? Matom microSD, kur dėti. Nuresetinimui yra vieta. MicroSB pasijungti. Auksas. Pajungti kam nors ant display ir dar kažkam. Ir įjungimo mygtukas. Labai tikiuosi, kad baterija gyva. Pabandysiu iš karto nesujungti, kad galim pasižiūrėti. Vienas dalykas, ko nebuvo parašyta, yra prožektorius. Super. Netgi tiek. Gali mirksėti. Kaip avarinį ženklą naudot. Iš tikrųjų labai patogui sugalvota. Po ranka, kaip sakant. Kuo daugiau funkcijų vienam daikte, to yra geriau. Taigi, bandom. Baterija reiškia nenusėdus. Įsijungiam Bluetoothą. Ir bandom supėrinti. Pažiūrėsim, kaip mums seksis. Ar yra kokia... Bluetooth mode. Kalba. Kažkokį device surado. Poruojam. Mygtukai, kaip matot, plius minus, tai turbūt peršokinės dainos. Play pauzę. Ir viskas, iš tikrųjų. Pagrindiniai mygtukai, aišku, ko daugiau reikia. Turbūt palaikius ilgiau arba trumpiau, garsės arba tylės. Kitokio garso reguliavimo nesimato čia. Na ką, kažkas susijungė, OP100P kažkaip. Čia iš vis tokio pavadinimo tokio kaip ir nelabai yra. Relax your life, ir viskas. Dar komplektuką, dar kažkas tai yra. Pasižiūrim, kas čia įdėta pas mus dovanų. Taip, turim aukso laidą.
O, turim karabiną. Ir turim instrukciją. O taip, instrukcija, dar žiūrėkit, su nuotraukom. Manualas, Bluetooth speaker. Aha, Relax Your Life. Viskas angliškai, tvarkingai surašyta. Visas funkcijos surašytas. Nu va, tvarkingai gražiai. Ne per daug išsiplėtę, skaityti per daug nėra ko, bet viskas surašyta. Taigi karabinas pas mus turbūt turėtų kabintis kažkur tai čia. Tarkim, jeigu užsidarom. Op. Galim dar karabinti kaužinėti. O taip. Ir šitą kolonėlę, kaip sakant, prisikabinti, kad ir prie dviračio kokio, ar prie dar kažkur tai. Iš tikrųjų, visai nieko. Taigi, suporuot mums pasisekė, bandom leisti muziką. Atsiranda garsas. Padarom ant telefono maksimalų. Aha, taip. Reguliuojasi tiesiog paspaudus mygtuką peršoka dainos, o ilgiau palaikus reguliuojasi garsas. Bandom garsą dėt. Aha. Nu ką, nežinau kaip čia jums girdėjusi, bet garsas nėra toks švarus kaip norėtųsi, iš tikrųjų labai garsiai groja, viskas tvarkoj, bet norėtųsi kažkokių ir bosų šiek tiek daugiau ir pasižiūrim kokią nors kitą dainelę. Nu gerai, iš tikrųjų nėra taip blogai, iš tikrųjų bosai va šitoj dainoje jau buvo geriau. Visai padoriai iš tikrųjų sakyčiau, net jaučiasi pačioj kolonėliai. Lyginant su BS2, būtent Blue Yeti šitą, sakyčiau, garsas gal jo nėra toks stiprus, bet jinai groja gražiau šiek tiek. Šitą groja garsiau, bet nėra taip toks švarus garsas. Šiaip, pagal principą, tai yra, kaip sakant, lauko kolonėlė skirta stovyklavimui ir visiems kitiem aktyviam laisvalaikiui, taigi sakyčiau, netgi tas garsas yra aktualiau negu tas švarus labai grojimas ir klausymasis muzikos toksai. Tai netgi sakyčiau, kad iš tikrųjų tai yra pliusas labiau negu minusas, kad jinai groja garsiau negu švariau. Taigi dėl garso nieko prieš neturiu pasakyti. Tuo labiau kainojus yra apie 22 ar 23 eurus mokėjau, taigi sakyčiau, kaip kainos ir kokybės santykis garso yra pakankamai geras. Taigi toks daikčiukas. Išvada turbūt paprasta. Jeigu iš tikrųjų reikia kolonėlės naudojant lauke, o stovyklavimui ar dar kažkokiam tokiom aktyviom veiklom, kur iš tikrųjų gali gauti dulkių ar lietaus ar dar kažko, reikia garso, nes klausote atviroje aplinkoje per baliušką kažkokią ar dar kažkur, tai sakyčiau tikrai šitas variantas geresnis negu tokiam, tarkim, BS2, kur yra tyliau grojanti, bet gražiau grojanti kolonėlė. Bet šita yra patogesnė, aš manau, nors dydis jų yra panašus, bet vis tiek ją galima prisikabinti, jinai tokia panašu, kad atsparesnė smūgiam, taigi ją tampytis yra žymiai geriau.
Taigi, toksai daikčiukas. Dėkui, kad žiūrėjot. Linką įdėsiu į descriptioną, galėsit plačiau pasiskaityti, kas ten yra ir ko čia nėra. Ir ką, eikit tiesai į kanalą mano Facebook'o. Tai, kad ten dabar metu dažniau visokias akcijas, kurios būna, kurias atrandu Gearbeste, ar Tinydyle, ar AliExpress'e. Taigi galit taip pat naudingos informacijos gauti ir iš ten. Tai ką, iki greito, tamsta.